Dėkui, sveiki. Kai šį temos pavadinimą man organizatoriai pardavė maždaug gegužės mėnesį, aš taip galvojau, viskas, nebedarysiu prezentacijų, nebenoriu. Bet tas pavadinimas užkabino, kaip minėjo, toksai clickbaitinis ir aš už to užsikabinau pakankamai rimtai ir nuo gegužės mėnesio vis telefonė užsirašydavau su ta tema susijusias idėjas. Ir galvojau, prieš porą savaičių atsidariau, reikia tai į prezentaciją sudėti, matau, kad ten gaunasi knyga, o nebe prezentacija. Tai aš išmečiau 95% viso to susirašymo ir palikau tuos 5, kurie, manau, yra svarbiausi toje kelionėje. Seksas ir verslas. Kuo jie panašus? Abiem atvejais jūs galite daug klausyti, kaip tai reikia daryti, žiūrėti, kaip tai reikia daryti, bet kaip gausis, iš tiesų pamatysit tik tai patys pabandę. Tai tas pats yra su verslu, kad atrodo tos idėjos, čia viskas paprasta, labai lengva ir aišku, kaip čia ką daryti, bet labai daug verslų feilina. Ir yra toks stebuklingas skaičius 10 versluose. Tas skaičius 10 žymi ribą, kada turi keistis steigėjo mąstymas. Tokį atlikti didelį persijungimą. Ir maždaug tai taip tradiciškai vyksta, kai 10 kartų verslas paauga, jisai sustoja. Ir viskas juda šonu, kol neteina ta tokia išganinga idėja, va kaip tai veikia. Ir tada kitas šuolis į viršų, vėl kol sueis 10 kartų didesnis skaičius. Ir vėl strigimas, vėl founderis turi atrasti tą, va kaip tai veikia. Tai pradžia, 0 eurų, startas, ne, pats svarbiausias dalykas, temos paieška. Niekam nesvarbu, koks geras jūsų produktas, jo rinkai arba reikia, arba ne. Ir vienintelis įrodymas, kad jo reikia, tai yra pinigai. Jeigu už tai nemoka pinigų, tenai nėra verslo. Yra McKinsey toksai tyrimas darytas, vadinamas 3 ir 4 taisyklė, tai iš esmės stabilioje rinkoje paprastai išlieka tik tai 3 pagrindiniai žaidėjai. Pirmojo žaidėjo dalis rinkoje būna 4 kartus didesnė nei trečiojo, o visiems kitiems iš esmės toje rinkoje būna sunku, jeigu pavyksta uždirbti, tai labai mažai ir jie yra iš esmės pasmerkti arba žlugti, arba specializuoti nišose. Tai čia tokia paprasta schema nupaišiau, jeigu norit startuoti su e-komercijos verslu, tiesiog pasižiūrėkite, ar tame segmente, toje nišoje yra jau 3 aiškus lyderiai. Jeigu yra, tai ar turite resursų, kurį nors išstumti, tai yra ir pinigų, ir laiko, tapti vienu iš tų 3. Jeigu turite, gerai, dirbkite toje pasirinktoje nišoje. Jeigu to neturite, reikia turbūt specializuotis tose nišose, kurios yra nepatogios tiems didiesiems. Sekantis veiksmas yra tiesiog patikrinti, ar toje nišoje gali būti milijonas. Nes visos idėjos atrodo labai, labai fainos ir kai paskelbiau savo LinkedIn'e apie šitą temą, aš gavau tokią privačią žinutę iš vieno žmogaus, kuris prekiauja internetu kreidiniais dažais, kad ir kas tai bebūtų, ir sako, tai kaip tą milijoną pasiekti. Tai klausimas, o kokio dydžio jūsų rinka? Ir jisai to atsakymą neturi, o kreidiniai dažai skirti dažyti baldam pasirodo. Ne, ir tada kiek yra dažančių Lietuvoje baldus? Sako, jeigu žinotų apie tuos dažus, tai tikrai visi dažytų. Ne, rimtai, taip atnešat produktą ir pas visus pasikeičia įpročiai, viskas pakinta ir jie staiga visi namuose vietoj Ikėjos pradeda pirkti dažus ir dažyti baldus patys. Tai taip greitai nevyksta, dėl to skaičiuojam, ar toje rinkoje, toje nišoje yra milijonas. Čia kaip pavyzdį paėmiau prekybą mobiliais telefonais, mobilaus telefono antkainis yra maždaug apie 10%, paėmiau viršutinę ribą 400 eurų, atimam PVM, nuo likučio paskaičiuojam 10%, tai nuo vieno telefono uždarbis yra maždaug 33 eurai, milijoną dalinam iš 33 eurų, tai milijoną galima uždirbti pardavus 30 000 telefonų. Čia arba 85 vienetus per dieną pridėta žvaigždutė dėl to, kad čia yra nevertinamos išlaidos tam milijonui pasiekti. Ne? Čia toksai dropshipperio optimistinis variantas, kad paleidi puslapį ir ten viskas veikia. Jeigu jūs 85 telefonų per dieną parduoti negalit, bet parduoda tik vieną telefoną per dieną, tai jūsų kelionė iki milijono yra 85 metai. Ne? Kai pradedat verslą, pradedat skaičiuoti viską nuo galo. Antras dalykas, kuris yra svarbus, tai čia toksai unit ekonomikos skaičiavimas, pasiklauskit pas dirbtinį intelektą, paieškokit internete, rasit apie tai daugiau informacijos. Kitas skaičiavimas yra, ar ta jūsų niša nuo viso rinkos segmento būtų nedidesnė nei 5%. Tai yra, ar tenai turite vietos augti.
Ir šioje vietoje uždarbis turi būti pasiekiamas, tai tada žiūrėkit realiai, ar jūs 85 telefonus galite parduoti per dieną, ko tam reikės. Rinkos dydis turi būti pakankamas ir tinkamas augti, uždirbti krentančioje rinkoje, tai yra eiti prieš trendą, reikalauti iš arklio, kad jisai bėgtų, kada jisai jau dvesia, yra be galo sudėtinga. Na ir tie pradedantys verslai ir apskritai lietuviški verslai yra per silpni trendui sukurti. Trendus kūrė Nike'as, trendus kūrė Apple'as, trendai atsiranda Milane per mados parodas. Jeigu jūs jau turite verslą, tai atsidarykite savo pelno nuostolio ataskaitą, ten yra jūsų pardavimo pajamos, savikaina, pardavimo sąnaudos, paimkite, kiek užsakymų gaunate per metus ir jūs gausite tą vieną vidutinį uždarbį nuo užsakymą ir pasižiūrėkite, kiek jums reikia daryti užsakymų per dieną, kad gautųsi milijonas. Daugumą tai nuvilia gauti rezultatai. Kur gauti duomenis, tai labai paprastai, pasiklauskit pas dirbtinį intelektą apie rinkos dydį. Jeigu dirbtinis intelektas tokių duomenų neturi, tai klauskit, remkis tokiais, kuriuos turi duomenys ir iš jų apskaičiuo galima rinkos dydį. Ir jisai čia labai sėkmingai apskaičiavo, kad Lietuvoje per metus parduodama apie 650 000 telefonų. Tai yra pakankamai didelė rinka, tai yra žmonės pagal gyventojų skaičių, taip žiūrint, telefoną keičia kas 2-3 metus. Namų darbai jums formulė, kuri yra geresnė ir tinkamesnė taikyti. Kai iš pajamų atimat pelną ir gaunat išlaidas, iš kurių turi veikti jūsų verslas, ar kai jūs iš pajamų atimat išlaidas ir kas lieka, tai yra jūsų pelnas. Kitas žingsnis - pozicionavimas. Yra toks taip pat modelis vienos iš konsultacinių bendrovių sukurtas, palyginimo su konkurentais modelis EST, ir jis jums taip pat nurodo, apie ką reikėtų kalbėti rinkoje pristatant save. EST yra 6 kryptys. Žmonės paprastai pirkdami ir spręsdami, iš ko pirkti arba kur važiuoti, ieškoti jiems norimo produkto, renkasi 2 iš šitų krypčių. Cheapest, Lidlas, geriausi pasiūlymai, mažiausia kaina, biggest, didžiausias asortimentas, rasi viską, Maxima, hotest, karščiausios naujienos. Pavyzdžiui, tai Samsungas gali veikti, fastest, viskas labai greitai, easiest, paprastai su ekspertais, experiences, super asmeninė patirtis. Tai jeigu Samsungą paminėjau, tai Samsungas yra karščiausios naujienos technologijų pusėje. Ir kas dar pas juos? Kaip manot? Pas juos didelis asortimentas yra. Įvairių telefonų modelių ir jeigu nesieki to pačio geriausio, tai važiuoji, žiūri tarp Samsungo pasirinkimų. Apple'as yra super asmeninė patirtis naudojantis to telefonu ir pas juos taip pat yra hotest. Bet jie hotest diktuoja dizaino trendą. Visai kitą kryptį. Xiaomi, jeigu paimti, ten irgi karščiausios naujienos technologinės. Bet Xiaomi deda ne korėjietišką technologiją, o kinietišką. Dėl to jie dar yra cheapest. Ir pagal tai vartotojų galvose labai greitai dėlioja, kai jūs sakot, mes esam pigus ir pas mus geriausios naujienos visos yra. Ir kai jie norės to trendo, jie turbūt važiuos pas jūs ieškoti pigių trendų. Kokybė tada jiems gali pasislinkti šoną. Ir iš esmės tik tai tokie žaidėjai kaip Apple'as arba Samsungas, jie gali paimti trečią kryptį, paprastai su ekspertais, kai jūs ateinate į Apple parduotuvę ir ten viskas labai paprasta. Yra žmonės, konsultuoja, iškart prieina, patarė, parodo, labai paprasta su tais ekspertais dirbti. Tai čia toksai hakas pozicionavimui. Elektroninės parduotuvės struktūra. Produkto puslapis tai yra ta vieta, kur vyksta apsisprendimas pirkti ir ten yra priežastis pirkti ir šią vietą dažnai elektroninės parduotuvės pamiršta. Jeigu kažkodėl, kai jos skelbia akciją, tai ta akcija matosi ir produkto puslapyje, ir produktų sąraše, ir tada homepage'e, ir per visur ta akcija skelbiama. Bet jeigu jie parduoda produktą dėl to, kad ten yra didžiausias telefono ekranas, tai kažkodėl per visur nesikartoja. Nors jeigu tai yra ta pardaviminė žinutė pagrindinė, kad čia yra didžiausias telefono ekranas, dėl to jisai naujiena, hotest, tai reikėtų ir kartoti per visą puslapį. O aplinkui dėlioti jau visą kitą turinį. Dizainas nėra priežastis pirkti, struktūra svarbesnė už išvaizdą. Įdėjau 2 puslapius. Realume yra toks dirbtiniu intelektu pagrįstas įrankis. Pagal jūsų aprašymą sugeneruojamas sitemapas, tada padaromas šablonas juodai baltas viso puslapio, tuomet jam sudėliojamas stiliaus gidas su jūsų ten pareguliavimais, tuomet tą stiliaus gidą galima eksportuoti tiesiai į kokią nors Figma arba Webflow ir tenai jį jau pribaigti iki norimo rezultato. BMR institutas yra įmonė, kuri daro tyrimus elektroninės komercijos srityje
Ir jeigu nueisit jų puslapį, nuskrolinsit į pačią apačią, ten yra ir nemokamų resursų apie tai, kaip išdėlioti puslapio dizainą, kad pirkėjui būtų suprantama. Šitame etape, startuojant, apie brandą labai stipriai galvoti neverta, tiesiog paprasta higiena, gali būti su AI generuotas logotipas, spalvos derančios, pasirinkat komunikacijos stilių, kaip kalbėsit. Technologinis sprendimas. Šita tema šioje konferencijoje kalbėjau maždaug prieš 10, gal ir daugiau metų, tai tas custom sprendimas yra pats blogiausias, imkit, kas rinkoje jau yra, bet kuris varikliukas tinka, pasižiūrėkit, pasiskaitot, jeigu manot, jums priimtinas sprendimas, su juo ir dirbkit. Man šiuo metu patinkantis variantas, tai yra Shopify, tas vadinamas backendas, tai yra tai, ko klientas nemato, o frontendas, to kliento matoma pusė yra Webflow arba Framer puslapių builderiai, kurie iš tiesų leidžia be jokio programavimo pasidaryti bet kokios tipo stiliaus puslapį ir tai vyksta labai greitai. Na ir per vidurį yra papildomi produktai, kurie leidžia vieną su kitu sujungti. Shopify'us vienas didžiausių elektroninių parduotuvių varikliukų pasaulyje, ten yra viskas. DPD, Omniva, Pacer, bankai, viskas yra padaryta, reikia tik tai suintegruoti. Bet tą frontendą reikia programuoti. Webflow, Framer leidžia be programavimo visą tą dėlioti. Kainodara, čia labai stipriai galvos sukti nereikia. Būkite tiesiog cinikais, nes su kainomis vis tiek kam nors neįtiksit, vis tiek kažkas ateis, sakys, o kai buvau Kinijoje, ten mačiau, buvo pigiau. Nu tai gerai, važiuok į tą Kiniją ir nusipirkti tą daiktą. Ne, tai mažiau į tokius komentarus reikėtų žiūrėti, tiesiog šunys loja, karavanas eina, jūs darot savo, dar vienas jums namų darbas, Boston Consulting Group produktų matrica, pasižiūrėkit, kas tai yra, kaip tai veikia, dirbtinis intelektas labai gerai žino, bet pagal pozicionavimą ir kainodarą žinosit, kaip susidėlioti savo produkto asortimentą. 10 eurų riba, startavot, ne? Tai jeigu esat tas solo pirkėjas, solo verslo kūrėjas, tai mama bus pati pirma pirkėja, nesakys, nu aš tave vaikelį labai čia palaikau kaip tau ir jinai išbandys ir sakys, oi čia man nepavyko, gal kaip čia toliau daryti ir tada suprantat, kad jūs va tuos mėnesius, kur bandė tą parduotuvę paleisti, kad jūs vis tik feilinat, ne? Nes mamai nepavyko. Tai yra net toksai startuoliuose terminas mamos testas. Jeigu tai įmonė, tai vis tiek kažkuris iš darbuotojų pasibandys, pasižiūrės, kaip tai veikia ir kad gauti tuos pirmosius 10 eurų, dar reikės po starto dar išsigaudyti krūvą klaidų. 100 eurų riba. Brandingas. Iš esmės tik asmeninis, nes jisai 20 kartų geriau veikia nei produkto. Reikės laiko sukurti, kad jūs atpažintų, kaip imtų tapatinti su tuo produktu, bet po to reikės laiko ir atsitraukti ir kelionė atrodo taip, kad iš pradžių kaip asmuo sukuriat savo žinomumą, tuomet nuo savęs pereinat prie produkto, nuo produkto prie prekės ženklo, tuomet nuo prekės ženklo iki įmonės ir tik tuomet jau galėsit pradėti trauktis kaip asmuo brūkšnelis prekinis ženklas iš scenos. Ir tai yra maždaug kokių 3-5 metų kelionė. Turinio kūrimas kaip fiziniam asmeniui tai yra 5 tipiniai archetipai, ekspertas, jisai viską labai gerai žino, viską patarė, paaiškina, kaip reikia daryti, bet čia yra pavojus tapti labai greitai nuobodžiu. Kuratorius, tai tiesiog atrenka, kas yra rinkoje geriausia ir sako, va, čia rinkoje geriausia šitie produktai ir jie jau yra pas mus elektroniniai parduotuvėje. Jie geriausia dėl to ir dėl to. Ne? Pirkėjui nereikia sukti galvos ir ieškoti, jūs sprendžiat jo tą problemą. Čia su kosmetika labai gerai tinka. Interviuotojas, ne, tai visi podcastai, kurių Lietuvoje jau tiek prisikūrė, kad kartais daro juos savo tiesiog, be patirties, tai toksai, aš nežinau, kaip tai veikia, bet keliaukit šitą kelionę su manimi. Aš viską rodysiu, kaip aš tą darau. Na ir tada atsiranda tos tetos su gėlėmis profiliuose, socialiniuose tinkluose, kurie sako, nu, aš tave vaikelį labai noriu palaikyti, aš pirksiu iš tavęs. Enigma, tai pavyzdys būtų proto industrija, kurie tiesiog patenka į verslus ir parodo iš vidaus, kaip tam tikri verslai veikia, kaip pas juos viskas organizuota ir tokio dalyko paprastai nepamatysit, nepakliusit pas juos, čia lygiai tas pats yra su influenceriais, na ir jeigu trūksta idėjų, tiesiog dokumentuokit, ką veikit. 1000 eurų riba. Tai iš esmės riba, kuri parodo, ar jūsų verslo modelis veikia ir po šio patvirtinimo, kad atsiranda, jūs pradeda sekti kaip tą asmeninį prekinį ženklą, asmeninį brandą, kad reikia pradėti didinti apsukas. Kaip taisyklė, apsukų didinimas yra per performance marketingą.
Tai čia šiek tiek irgi sugriausiu tam tikrą stereotipą, performance marketingas yra ne apie marketingą, o apie pardavimus. Dėl to dažna agentūra, ypač tokie pradedanti ir silpna, jie dažnai sako, tai čia reikia oferio, kad veiktų reklamos meta tinkle. Už tai, kad prastas, silpnas pardavėjas be akcijos nemoka parduoti. Dėl to jų reklamos, ką jie daro socialiniuose tinkluose ar Google tinkle, neveikia. Bet tokiu būdu pasieksite iki 5% potencialių pirkėjų, tai yra tų, kuriems to produkto reikia dabar, kurie dabar yra pasiruošę pirkti. Dar vienas namų darbas, Eugene Schwartz, copywriteris, jo yra 5 Stages of Awareness, dirbtinio intelekto paklauskit, žinosit, ką tiksliau savo reklamose sakyti, kokiu kampu. Darbas su agentūromis yra ir pliusų, ir minusų. Čia nėra nei blogai, nei gerai dirbti su agentūromis. Tiesiog reikia žinoti, kad dirbdami su agentūra kuriate jų intelektinę nuosavybę ir kompetencijas ir jeigu agentūrą keičiat, tai iš esmės pradedat viską iš naujo. Net jeigu ta agentūra ir dirbusi su panašiais produktais, nauja, jiems vis tiek tam tikrų žinių trūks ir jie mokinsis iš naujo ir čia galima tikėtis tam artimiausių laikotarpių rezultatų suprastėjimų. Kanalai tradiciškai Google Ads, Meta Ads, AppLovin Ads yra trečias žaidėjas ateinantis į rinką. Jisai nuo rugsėjo savo tinklą padarė prieinamą visam pasauliu ir šiuo metu ten kol kas galima reklamuoti tik tai savo appsus, bet jie dabar testuoja versiją elektroniniai komercijai, kurią lyg ir turėtų paleisti nuo gruodžio mėnesio atverti. Visas jų tinklas yra mobiliuose žaidimuose ir aplikacijose. Tai yra Google'as turi YouTube'ą, turi paieškas, turi puslapius desktop'e, Meta Ads socialiniai tinklai ir ateina trečias, bet pagal tą 3 ir 4 taisyklę, kuris panašu užims aplikacijų ir žaidimų reklamas. Vintedas beje naudojasi jau jų paslaugomis, pas Vinted aplikacijų, kur matomos reklamos, eina per AppLovin Ads. Dažnai yra ta nuomonė, kad čia pas mus visi ateina per rekomendacijas ir tuo dažnai džiaugiamasi, bet tai yra iš tiesų blogai už tai, kad jūs nuomonių arba tų rekomendacijų negalite skeilinti. Su reklamų tinklais labai paprasta. Padidinot biudžetą, daugiau reklamų, daugiau pajamų. O pabandykit priversti labiau jūs rekomenduoti. Resursai. Jeigu visiškas naujokas marketingė nesigaudote, tai Alex Hormozy toksai yra, jo puslapį yra kursai, iš esmės viskas apie tradicinį marketingą, tik tai, kad pasakojama naujoviškai. Ten Kotleris vienai pasakoja, Hormozy iš esmės kalba apie tą patį, tik tai kitų kampų. YouTuberis apie meta reklamas nededa turinio dažnai, bet jeigu norit sužinoti, kaip tai veikia, tai jo tas turinys yra geras. Dirbtinis intelektas reikia turėti omeny, kad ką įdėsit, tą atgal ir gausit. Jeigu prastai promptą surašysit, bus prastas rezultatas. Na ir Weavy AI, toks įdomus įrankis, jame dėlioja tokius blokelius, bet kiekvienas blokelis gali būti kitoks dirbtinio intelekto modelis. Kadangi dabar daug tų modelių labai kūrėsi, vieni stipresni ten, kiti ten, tai čia tiesiog jos galit sujungti. Čia paimėt vieną kėdę, kitą kėdę, sakot, išvalyk man backgroundą, tada sudėk juos abu į vieną, tada čia pridedat promptą, sudėk šitos baldus tam tikroje aplinkoje ir dar pabaigoje sakot, o dabar iš to paveikslėlio padaryk video. Tai toksai supaprastinantis gyvenimo įrankis, ypač gerai tinka visokiam reklamom kurti, įdedat reklamos pavyzdį, čia produktą ir sako, o dabar tą produktą reklamoje pakeisk į šitą. Ir nereikia jokio dizainerio. 10 000 eurų riba, tikrinat ar grįžta klientai, pasiekus 10 000 eurų per mėnesį jums pradės trūkti laiko ir jums trūkti pinigų veikloje, jeigu nesate įmonė, kuri tiesiog paleidinėja tą atskirą kanalą e-komercijos. Man patinka dirbti dėl pakavimas visas outsourcintas, man patinka dirbti su centru, galit paskambinti Laurą, rasit tokią pajamomis grįstas finansavimas. Lietuvoje teikia paslaugas, pavyzdžiui, Ekomlandas, tai yra jūs ateinat pas Ekomlandą, sakot, man trūksta pinigų ir jie jums duoda pinigų tam, kad įsigytumėte prekes pardavimai, o tuomet, kai jūs tas prekes parduodat, jie pasiema savo dalį nuo paskolos atgal. Na ir klientų aptarnavimo dalį siūlyčiau pasilikti patiems, kad žinotumėt, kuo jūsų klientai gyvena. Pirmasis darbuotojas, tai dažniausiai bus asistentas ir jisai atlaisvins jūsų laiką. Su darbuotojais yra toksai dalykas, buvo tyrimas prieš kažkiek tai metų darytas ir to tyrimo metu buvo nustatyta, kad žmonių mąstysena yra iš esmės 2 tipų. Tai yra fiksuota arba tokia augimo arba lanksti. Tai
Skiriasi pagrindinis skirtumas tuo, kad vieni nori gauti apdovanojimą dabar už tai, ką jie pasiekė praeitie, o kiti sutinka būti apdovanoti ateityje už tai, ką jie dar pasieks. Ir vieni ir kiti įmonėse randa savo vietą ir tinkami žmonės. Bet pačioj pradžioj, kaip asistentas, tai tas growth mindsetas man yra primtinesnis ir atpažinti labai paprasta, jiems tinka atlyginimas nuo rezultatų. Ne tas fixed mindsetas, jie nuo rezultatų priklausomo atlyginimo jie niekada nenori. Žmonės samdom pagal energiją, nes tas energijos kiekis leis visus failus kompensuoti. Tęsim pagal pastangas, KPI paprastas, padarė, nepadarė, jūs kartu dirbat maža komanda. Trukdis tolimesniam augimui tai yra pas founderį specialisto mąstymas. Jisai vis dar mąsto kaip specialistas, ne kaip verslininkas. 100 000 eurų riba. Turėsit veikloje daug chaoso ir šioje vietoje yra svarbus etapas, tas mąstymo pasikeitimas, kad jeigu prieš tai dirbot su asortimentu, su klientais, su dar kažkuo, turit pradėti dirbti su verslu, o visą kitą palikti darbui specialistam. Ir visi tie vykstantis procesai įmonėje iš esmės jie gali dalintis į dvi sritis. Build the business ir run the business. Tai run the business tai, kas jau veikia, aišku kaip ir jūs tai galite perduoti, o build the business tai, ką dar kūrėt. Kai įmonė tik tai kūrėte, tai visi procesai iš esmės yra build the business. Nu ir po truputėlį dingsta tas džiaugsmas startupo, nes atsiranda rutina, run the business. Tai va tie fiksuoto mąstymo žmonės, jie labai gerai veikia toje run the business dalyje. Atsiranda kitokio tipo delegavimas, jeigu prieš tai samdydami asistentą, nesvarbu ar tas asistentas siuntas pakavo, ar klientus aptarnavo, tai jūs tiesiog atlaisvindavot savo laiką, tai čia turit deleguoti taip, kad viskas pradėtų veikti be jūsų. Ir žmonės be procesų yra rizika. Ir čia turiu tokį pavyzdį, kuris, matau, gerai suveikia kitom jaunom įmonėm, tai visi žino, kaip žaisti futbolą. Ne? Nes futbolas, laukas, kamuolys, rankom neliečiam, įmušam į vartus laimim, mums įmuša pralošiam, kamuolys užribyje, kamuolį atiduodam. Tai yra žinoma nuo vaikystės, dėl to tai viskas aišku. Kai ateina naujas žmogus į jūsų verslą, jūsų verslo žaidimo taisyklės jam visiškai nežinomos. Ir jeigu jūs tų taisyklių aiškiai nesukuriat, nesudėliojat ir paliekat vietos interpretacijai, tai yra, nepadarot to proceso, be kurio žmonės be procesų yra rizika, tai turit tik tai laiko klausimą, kada tas žmogus kažką pridarys taip, kad ateisit visas piktas ir nepatenkintas. Ir jisai tai padarys ne dėl to, kad jisai kažko tyčia darė, norėjo būti blogas, bet dėl to, kad jisai nežino, kaip tokiu atveju reikėjo žaisti. Tad kurkit, žiūrėkite savo verslą kaip į žaidimą, kurkite taisyklės, reikia prašykit, nereikia nerašykit. Procesų kūrimas pagal Eloną Muską, tai pirma sumažink perfekcionizmą, eliminuok, kas pasitaiko retai, palikit tą dalį, kuri iš tiesų retai būna, tegul dar žmogus ateina ir pas jūs pasiklausia, kaip daryti. Nereikia ten braižyti visokių schemų, sudėtingų procesų ir taip toliau. Kuo paprasčiau, to geriau. Viską supaprastinkit, optimizuokit. Tuomet matuojat to proceso veikimą per pasikartojimus, per ciklų greitį ir tik tai pabaigoje darykit automatizavimą. Kad verslininkas yra nepatyręs ir pradedantis, paprasta atpažinti iš to, kad jisai ieško įrankių, kurie išspręstų jo problemą. O tai kuris čia CRM-as geresnis? O kurį čia pasirinkti taskų valdymui? Kokį produktą? Nesvarbu, tu pirmą turi sugalvoti, kaip pas tave tos užduotis turi veikti organizacijoje, kaip vaikščioti informaciją ir tik tai po to pačioj pabaigoje ieškoti tinkamo įrankio, kuris leistų tai automatizuoti. Dar vienas įrankis paprastas, rutininių darbų matrica, 4 stulpeliai. Ką reikia padaryti, kada, koks turi būti rezultatas ir kas darys. Labai stipriai įveda įmonėje aiškumo. Kai yra daug žmonių, neaiškios tokios atsakomybės, pasiemat paprastą Excelį, Google Sheet'ą, surašo tokį, sudedat, čia tas, dar 5 stulpelis, kiek maždaug normaliai tam reikia skirti laiko. Tai naujas darbuotojas, tai yra iš esmės supažindinimas su tomis jūsų sukurtomis žaidimo taisyklėmis, kurio niekas kitas nežino, ką reikės daryti, kaip reikės daryti ir tuomet lydite tą žmogų per jo pradžią, kad jis iš tiesų žaistų pagal tas taisyklės. Elgesys su darbuotojais irgi viena pagrindinių klaidų pradedančių verslų, kad jie su darbuotojais elgėsi taip, kaip jie norėjo, kad su jais elgtųsi buvęs darbdavys. Tai yra tas specialisto mąstymas. Ir jie ten tada visai aplink tos darbuotojus šakinėja, ten galvoja, čia visokias pramogas daro, o darbuotojas jisai nebūtinai tai vertina. Ir čia reikia turėti omeny, kad perkate kitų laiką,
mainais į jūsų turimus pinigus. 70% žmonių nepatinka tai, ką jie daro, nepatinka jų darbas. Jie į darbą eina tik dėl to, kad jiems reikia apmokėti sąskaitas, kad jiems reikia turėti už ką nuomotis būstą. Ir santykiai geri, bet man visada juokingai atrodo, kai sako, oi, čia šeimanda, ne, čia mano šeima, mačiau net per vieną YouTube kanalą kažkas ten darbuotojus vos ne vaikais pradėjo vadinti. Ne, nu, nėra ten šeimos. Reikia susipakavo, kažkas labai greitai išėjo. Šeimoje tokių dalykų nebūna. Verslo rodikliai yra dviejų tipų, atsiliekantis ir lenkiantis. Tai atsiliekantis tie, kurie jau įvyko, nauji klientai, pastovus klientai, lenkiantis yra vidutinio užsakymo suma, srautas ir taip toliau. Tai čia kaip pavyzdys būtų odometras automobilyje atsiliekantis rodiklis, rodo kiek nuvažiuota kilometrų, lenkiantis yra spidometras, pagal kurį jūs matydami galite žinoti, ar jūs nuvažiuosit per ateinančią valandą iki norimo taško. Tie 85 telefonai per dieną, kurių rodžiau pradžioje, yra lenkiantis rodiklis. Ne, nes jūs kiekvieną dieną galite tikrinti, ar pardavite 85 telefonus ir iš to žinoti, ar metų gale gausis milijonas ar ne. Veiklos našumas. Tai yra rezultatyvumas yra gebėjimas generuoti pajamas, efektyvumas už kokią kainą, jų santykis parodo našumą ir su konkurentais lyginatės per tai. Jeigu konkurentų santykis geresnis, tuomet žiūrit, o ką jie tokio daro, kad jiems gaunasi geriau. Ne per akcijas, ne per dar kažką nuo jų kopijuojat, o būtent per veiklos našumą iš finansinių ataskaitų. Trukdis tolimesniam augimui yra mąstymas įrankiais ir valdymas per intuiciją. Irgi toksai požymis. Milijonas. Čia dabar jau verta pradėti dirbti su brandu. Brandas prasideda tada, kai jį žino ne tik jūsų klientai, bet ir kiti. Brandas neaugina rinkos kaip po tokios, bet jis iškelia jūsų produktą į galimų pasirinkimų priekį. Tai yra, kai atsiranda žmogui poreikis, jisai žinodamas jūsų brandą, pagalvos apie jūs, kad reikia pažiūrėti, ar ten yra tie tinkami produktai, kurie patenkintų jo poreikį. Ir dėl to brando atsiranda emocinė vertė, kurią pirkėjas sutinka mokėti daugiau už iš esmės tokį patį produktą. Biudžetas, performance marketingas, kadangi tai yra apie pardavimus, ne marketingą, tai jo biudžeto nemažinot, bet šalia turi atsirasti kitas brandingo biudžetas. Ir jūs tą pačią sumą ir toliau išleidinėjat performance marketingui, bet šalia po truputėlį augant pajamoms didinat brandingo biudžetą iki 40-60 santykių. Čia yra performance marketingas, čia yra brandingas ilgojo laikotarpiu. Samdymas. Samdyti geriausius žmonės sudėtinga, jie yra išrankus, kaip mažas verslas neturite ką pasiūlyti, sunku išlaikyti, toksai žmogus išeina, tai nežinot, kur kitą tokį gauti, tai sunku plėstis dėl to, stipriai komandai surinkti reikia 2-3 metų. Man labiau patinka tas variantas, kai imat tą tokį standartinį lietuvį ir leidžiat jam pas jūs užaugti, ne, tapti tą žvaigždžią, kurio kiti pradeda norėti. Tai irgi toksai ne pats geriausias variantas, ne, nes apmokot, išauginat darbuotojus kitiem. Bet iš esmės, jeigu jūs tokį procesą atidirbat, kaip tai daryti, jums tai netrukdys augti ir plėstis. Darbas su komanda, tai tas pats, samdom pagal energiją, tęsiam pagal pastangas, čia jau turi atsirasti darbuotojo planas, tai yra pastangos matosi iš jo plano, o iš plano įgyvendinimo matosi rezultatai. Nereikia kiekvieną dieną jo sekioti ir anksčiau ten padarėjai, nepadarėjo, tiesiog koks tavo planas šią savaitę, aha, po savaitės, ką iš to padarėjai, o kodėl tas pavyko, kodėl nepavyko. Nes pagal tai iš esmės mokote sudaryti teisingą planą ir pagal tai matot to darbuotojo greitį, jo spidometrą. KPI-sai dviejų tipų, pastovus srautas kiekis per laiką, nepastovus srautas apdorojimo laikas, tai pastovus srautas gaunat užsakymus per valandą ir jų ten reikia 60 užsakymų supakuoti. Nepastovus srautas, pavyzdžiui, HR-as, reikia nusamdyti darbuotoją, tai žiūrit nuo to momento, kai atsirado poreikis tokios pozicijos įmonėje, iki tada, kai tas darbuotojas atėjo dirbti, per kiek laiko visą tai tas poreikis buvo užpildytas, 1-2 kontroliniai rodikliai kokybei manipuliacijams užkirsti, kad nesamdytų bet ko, ir ten žiūrit, ar po 3 mėnesių tas darbuotojas vis dirba. Asmeniniai rodikliai turi turėti kiekvienas, iš lenkiančių rodiklių suprasti, kur esam ar pasieksim, analizuojam, jeigu nepasiekėm ir taip toliau. Specialistų vadovais tampa tie, kurie gali standartizuoti procesą. Augimas, steigėjo atsakomybė, per rinkos plėtimą augama greičiau nei per veiklos procesų tobulinimą. Ir organizaciniai struktūrai vis sudėtingėt, vis grįžtat ir tobulinat savo taisyklės žaidimo, kaip viskas turi įmonėje veikti. Trukdis tolimesniam augimui yra founders dilema, pasėjai paklauskit, kas tai tokio, mikrovaldymas ir mąstymas procesais. 10 milijonų plus atsiranda valdymas per sistemas,
rinkos konsoliduojasi, įsigalioja 3 ir 4 taisyklių, arba galite parsiduoti ir susijungti. Va šitas variantas labai retas yra Lietuvoje, visi konkuruoja, bet niekas nekalba apie tai, kad mes čia 2 konkurentai, gal mes susimeskim ir pagal tapsim rinkos lyderiu ir nuo to tik bus geriau. Tai nėra stebuklingo žiedo, laimingo loterijos bilieto, to genijaus, kuris ateis ir viską padarys už jūs. Teks dirbti. Ačiū šią nuostabę gaidą ir įkvėpimo. Pagal tai, kiek buvo kamerų ištraukta ir kiek buvo fotografuota, manau, kad įvertino tą 20 000 konsultaciją. Tikrai buvo žvėriškai daug patarimų. Bet turiu dar porą, kad jau tą konsultaciją uždarytume iki galo. Tai vienas, kodėlgi visgi custom web sprendimas nėra geras pasirinkimas. Ir čia toks standartinis paaiškinimas. Mūsų sudėtinga vidinė duomenų sistema ir, žodžiu, mes negalime rasti tinkamo įrankio. Koks patarimas? Tai pradžioj reikėtų pasižiūrėti, iš to padaryti procesą, ne? Kodėl ta sudėtinga duomenų sistema? Nuo ko jinai prasideda, kas yra inputas, kas yra outputas ir kas per vidurį tą padaro sudėtingumą. Viena mano elektroninių parduotuvių yra kontaktiniai lęšiai. Produktų, tokių kaip atskirų, yra apie 200 visas asortimentas. Variacijų skirtingų apie 180 000. 2X Maxima turi 50 000 skirtingų prekių. Mes turim kelis kartus daugiau. Su tuo tvarkosi vienas žmogus dirbdamas nepilną darbo dieną. Su visais tiekėjais, su visko. Vien dėl to automatizavimo, kad išsigryninam, kaip turi veikti procesas, kas po ko turi sekti, atsirado aiškumas ir tada tas sudėtingumas dingsta. Čia turbūt tas pas apie tos įrankius, kad pirmiausia ne įrankio, o proceso suvokimas tinka ir šitam atsakyti. Na ir toks turbūt tradicinis. O ką manote apie TikToką? Buvo Meta paminėta, Google'as. Ką manote apie TikToko reklamas? TikTokas vienas iš socialinių tinklų ir Lietuvoje darbas su juo pakankamai sudėtingas, už tai, kad reikia dirbti per agentūrą, tai iš karto dingsta ta tokia savitarna, išauga kaina vien dėl to darbo. Apskritai darbas su socialiniais tinklais, tai TikTokas gali būti. Ir jeigu, kadangi tų socialinių tinklų daug ir nežinote, nuo kurio pradėti, tai pradėkit nuo to, kuriame gaudotės geriausiai. Aš nesinaudoju Instagramų, man vienodai ten ar Reelsas, ar Stories, aš iki šiol nežinau, ko jie skiriasi. Aš esu užsiregistravęs, bet Instagrame nėra, aš jo nejungiu tiesiog. Dėl to man jisai, jeigu aš dabar kurčiu verslą, man Instagramas net neatsidurtų tarptų komunikacijos kanalų. Tai iš toj vietoje dirbkit ten, kur suprantat, kur žinot. Ir kur yra vartotojas jūs. Ačiū, Audriau, be galo už skirtą laiką, už šitą visą knygą patarimų. Tikiuosi, kad užsirašėm ir ypatingai smagu, kad, man atrodo, daug kartų buvo įrodyta, kad tam nereikia dėlių pinigų, tam reikia daug energijos ir teisingų žmonių. Taip. Ir daryti. Let's do it. Jeigu kas norėsit prezentacijos, parašykit man per LinkedIn, atsiųsiu. Pasidalinsiu ir nebijokit paspausti connect mygtuką, aš paprastai patvirtinu visus, bet po to išmetu kai kuriuos, jeigu darosi įkyrus. Tai nebūkim įkyrus, ačiū labai. Dėkui Jums.